Jos, sveiki, mes matomės, girdime. Įjunk mūsų. Va, turėtume matytis, nežinau. Kiek čia mūsų dabar yra? Dar yra laukiančių? Ne, jau įjungiau, kad prisijungtų. 2 savaitės nesimatėm. Tai ir su Velykom, ir su Atvelykiu. Šiandien žodžiu. Ir tų klausimų prisikaupę. Bent jau čia buvo. Taip, matau, jungiasi dar Vytas. 2 Vytautai turbūt pas mus čia prisijungia. Daivaras, Dominikas. Laukiančių, mūsų 7, atrodo, ne? Ne. Va, tai... Gerai, tai tema mūsų buvo iš anksto tokia pasiūlyta, susijusi su advokatais, notariniam sutartim. Su įgaliojimais, su testamentais, žodžiu, tai ir šiandien va, turime Ramunę vėl svečiuose, kuri pas mus prisijungė iš Pietų Kipro. Labas, Ramunė. Labas. Ir galės galbūt jinai pakomentuoti vėl tokius teisinius dalykus. Tai aš, kadangi mūsų tas laikas kažkiek ribotas, nežinau. Dar prieš tai norėjau paklausti, kuriuos aš jau pažįstu, Dominiką pažįstu, ar yra čia, Pavelą pažįstu, ar yra čia iš mūsų kas nors, kas nėra buvęs Šiaurės Kipre. Mūsų čiatas veikia, tai kas nėra dar buvęs, padėkit pliusiuką. Ar visi čia jau, kaip sakant, ir buvę ir planuoja ir atvažiuoja. Ir gyvenantis. Jeigu kas dar nėra buvę, padėkit pliusiuką. Tai va, tai mūsų tie klausimai buvo tokie, reiškia, apie notarinės, tu čia užrašęs, tai perskaityk, jeigu tu klausimas, nes aš nesuprantu, kas apie notarinės. Buvo klausimas apie notarinės sutartys ir testamentus, ar verta jos daryti, ar reikia jos daryti, ir dėl notarinės, tai jeigu yra žmogus perka savo vardu, bet nori išvažiuoti ir nori, kad kažkas tvarkytų jo reikalus, ir ta notarinė įgaliojimo sutartis. Tai čia gal atskirkime tada tuos 2 dalykus, nes notariniai tai jo įgaliojimai ir testamentai, mes su Viktorija darėme testamentą. Tarkime, sutartys yra manęs visos, ką aš esu pirkęs, normal, kas man atsitiktų. O kitas atvejis buvo visai nesenai, praeitą savaitę, tai tiesiog žmonės ten prieš porą savaičių, žmonės iš tolimos šalies, ir jie pasirašė, sakysim, rezervavo čia būtą ir kad vėl neskristi taip toli ir brangiai, tai darėme notarinį įgaliojimą advokatų kontorai. Tai va čia tokie, sakysim, testamentai ir notariniai įgaliojimai. Kaip čia va tie dalykai veikia, galbūt, jeigu galės Ramunė pakomentuoti tada. Gerai. Aš tada girdžiuosi, atskirsiu, aš esu Ramunė Dulevičienė, jau 1,5 metų gyvenu Šiaurės Kipre, šiuo metu sveikinuosi su jumis iš Pietinio Kipro, kai kada reikia pakeisti aplinką, tai galbūt atskirsiu šitaip. Pirmiausia, pasakysiu apie įgaliojimus. Aš manyčiau, kad įgaliojimą čia Šiaurės Kipre reikėtų duoti tik tai licencijuotai advokatų kontorai, ne šiaip kažkokiem tai žmonėm, kurie sako, kad jie čia teisininkais dirba jau kelis metus, rusiškai kalba ir dažnai iš Rusijos būna tokie žmonės, iš pačios Rusijos, iš Ukrainos, iš Kazachstano, kurie sako, kad jie čia jau daug metų gyvena, teisininkais dirba, teisinėje kontoroje dirba. Įgaliojimą reikėtų duoti advokatų kontorai, kuri turi čia licenciją tą viską tvarkyti, nes tikrai tada advokatai daug lengviau sutvarko visus reikalus, nes jeigu tai bus ne advokatų kontorai duotas įgaliojimas, tai ir vėl reikės vis tiek be advokato paslaugų, kada reikia registruoti ką nors, kada reikia persiregistruoti, galbūt įsiregistruoti, kad gauti leidimą pirkti, čia toks yra veiksmas, kad įregistruoti kontraktą, kad tarkime, gauti leidimą gyventi ar tvarkyti kažkokius kitus reikalus. Vis dėlto aš griežtai patarčiau, aš patarčiau tai daryti tik tai su advokatų kontora, duoti įgaliojimą
Šiaurės Kipro licencijuotai advokatų kontorai. Kokioms kontoroms yra duotini įgaliojimai, mes tikrai galime patarti tas kontoras, su kuriomis dirbame, kurių patirtį žinome ir per kuriuos tvarkome, tarkime, žmonių, kurie čia perkasi turtą reikalus, tai su įgaliojimas reikalas toks. Jeigu būna kartais, kad vėlgi priklauso nuo statytojo, kartais, tarkime, tam, kad perimti gatavo buto raktus perkant butą, ateina tas momentas, kada reikia perimti gatavo buto raktus, tai čia priklauso nuo statytojų. Vieni statytojai reikalauja notariškai patvirtinto įgaliojimo, kiti statytojai sako, kad atsiųskite mums iš savo elektroninio pašto laišką, kas jūs atstovaus ten, tarkime, raktų perdavime. Bet viskas, kas yra susijęs su valstybinėmis institucijomis, reikėtų įgalioti advokatų kontorai ir įgalioti notarinę tvarką. Kad įgalioti notarinę tvarką, reikia čia būti Šiaurės Kipre, kad išduoti įgaliojimą. Yra įmanoma išduoti įgaliojimą Lietuvoje, bet tokia atveju advokatų kontora turi siųsti įgaliojimo tekstą į Turkijos ambasadą Vilniuje, Didžiojoje gatvėje Turkijos ambasada yra, ir vykti į Turkijos ambasadą pas konsulą pasirašyti įgaliojimą. Toks variantas yra įmanomas, bet galbūt jisai, negalėčiau pasakyti, kad jisai sudėtingesnis ar ką, bet šiaip nuėję pas Lietuvos kažkokį tai notarą, arba pas notarą Pietų Kipre, arba pas notarą kažkokioje kitoje šalyje, jūs negalėsite suteikti įgaliojimo veikti jūsų vardu Šiaurės Kipre. Tai, o dabar pereisiu prie testamento. Vis dėlto visiškai galutinai esu įsitikinusi tuo, kad testamentų reikia visais atvejais. Pasirašėte sutartį, kad įsigijote nekilnojamą turtą Kipre, net jeigu tas turtas dar yra nepastatytas, bet jau pas jūs yra teisė į tą statomą turtą, ir jeigu kas nors jums atsitiktų iki tol, kol tas turtas bus pastatytas, tai vyksta tam tikri juridiniai faktai, kaip pavyzdžiui, testamento atveju mirtis, taip, ir iškyla klausimas dėl Kipre įsigyto turto, ar jis jau yra gatavas, ar jis dar yra statomas, likimo dėl teisinių pasekmių. Tai žodžiu, pirmiausia, iš karto užbėgsiu į priekį ir pasakysiu. Lietuvoje sudarytas testamentas, kuriame pasakyta visas mano turtas, kuris bebūtų ir iš ko jisai besusidėtų, palieku tokiam ir tokiam žmogui. Tai tikrai tie žodžiai, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, tikrai nėra susiję su turtu esančiu už Lietuvos ribų. Ir jeigu tai yra nekilnojamas turtas, tai nebus nei vieno notaro, kuris į testamentą Lietuvoje paliekama įrašys turtą esantį Šiaurės Kipre. Taip nėra ir taip tiesiog negali būti. Testamentą reikia palikti čia atvažiavus. Galima situacija, kad testamentą galima būtų sudaryti Turkijos ambasadoje pas konsulą, nes tai yra konsulinis veiksmas taip pat. Konsulas gali atlikti šitą veiksmą, bet mano įsitikinimu, kol aš nesu 100% tikra, kad Turkijos ambasados konsulinis skyrius Vilniuje gali patvirtinti įgaliojimą, nedrįsčiau tvirtinti 100%, dėl to, kad įgaliojimai Šiaurės Kipre, neįgaliojimai, testamentai Šiaurės Kipre, testamentus Šiaurės Kipre tvirtina ne notarai, o tvirtina teisėjas teisme. Advokatai paruošia testamentą ir testamentas yra patvirtinamas teisme. Tam reikia, kad žmogus testatorius, kuris išreiškia savo valią testamente, būtų būtinai atvykęs į Šiaurės Kiprą. Tai man gal labiau panašu iš mano advokatinių žinių ir tarptautinės privatinės teisės žinių, kad vargu ar konsulas Turkijos ambasados galės tvirtinti, nes šita funkcija Šiaurės Kipre atiduota teisėjams. Tai dabar susitarkime taip, kad jeigu kalbame apie testamentus, tai testamentą, kad palikti, negalima nieko įgalioti. Testamentas yra valios išreiškimo aktas ir testatorius turi būti pats vietoje priešais teisėją tuo metu, kada jisai pasirašinėja testamentą. Vėlgi tame testamente bus parašyta visas mano turtas ir visos mano teisės į turtą, kokios bebūtų ir iš ko jos besusidėtų Šiaurės Kipre, aš palieku tam ir tam. Ir čia susitarkime dėl vieno dalyko, net kada tai yra santuokinis turtas, kada yra turtas įgytas
esant santuokoje, sutartis sudaryta esant santuokoje dėl turto įsigijimo Šiaurės Kipre, advokatai duoda vienareikšmiai patarimą tokį. Tegul tas sutuoktinis, kurio vardu yra sudarytas sandoris, jeigu nori kitam sutuoktiniui palikti savo turto pusę mirties atveju, tai turi palikti testamentą arba gali palikti testamentą galbūt vaikams ir panašiai. Nes čia Šiaurės Kipre, jeigu yra sutuoktiniai, pavyzdžiui, Augio vardu yra įrašytas turtas ir su Augiu kas nors atsitinka, su Eugenijum kas nors atsitinka, jo sutuoktinė, kuri nėra įrašyta į sandorį kaip pirkėja, jinai turi spręsti klausimą, jeigu nėra testamento, dėl Augio 50% dalies. Nes čia irgi taip pat, nesvarbu, kuris iš sutuoktinių yra įrašytas į turto įsigijimo sandorį kaip pirkėjas, preziumuojama, kad sutuoktinių dalys turte yra lygios. Šiandien kalbėkime tik tai apie sutuoktinius, nekalbėkime apie sugyventinius ir panašiai. Kalbėkime dabar tik tai apie sutuoktinius. Tai, kaip jau sakiau, geriausia, kad kiekvienas žmogus, kuris sudarė sandorį dėl nekilnojamo turto įsigijimo, pas tuos pačius advokatus, kurie padėjo sudarinėti sandorį, teikia paslaugas dėl turto įsigijimo, užsakytų tokią paslaugą, kaip paruošti testamentą ir užsakyti laiką pas teisėją. Tai yra labai trumpas veiksmas, nuvykstama pas teisėją, advokatai pasirūpina 2 liudytojais, kurie ateina kartu į teismą ir labai greitai ten per 10-15 minučių teisėjo akivaizdoje yra pasirašomas testamentas. Ir tokiu atveju, mirties atveju, testamentinis įpėdinis atvažiuoja į Šiaurės Kiprą, eina į teismą ir gauna paveldėjimo teisės liudijimą. Jeigu testamento nėra, tai nebus taip paprasta sutuoktiniui ar pirmos eilės įpėdiniams paveldėti turtą esantį Šiaurės Kipre, nebus taip paprasta kaip Lietuvoje. Čia praeis ne 1 metai, kol nesant testamento bus sutvarkyti paveldėjimo reikalai. Ir tai yra ne vien tik tai su Šiaurės Kipru reikalas, tai yra su kiekviena užsienio valstybė. Jeigu yra turtas įsigyjamas užsienio valstybėje, tai Lietuvoje parašyti testamento dėl turto užsienio valstybėje neįmanoma. Ir ne vienas notaras jums to veiksmo Lietuvoje neatliks. Ačiū, Ramunė. Mes irgi darėm tą procedūrą, tai aš buvau sužavėtas, kai teisme, žodžiu, mus ten buvo tie liudininkai, viskas ir su vašku plombavo, tuo senoviniu metodu, su vašku plombavo tą testamentą. Viktorija norėjo nufotografuoti, bet kažkaip neleido, sakė teisme. Bet aš turiu nuotrauką. Sakė, bet vis tiek nespėjo nufotografuoti, sakė teisme, čia negalima fotografuoti. Ir mums ta procedūra kainavo 300 svarų, aš nežinau, gal kiti kažkur ir pigiau daro, bet mums tas sudarimas tos testamento sutarties ir tas visas procesas kainavo 300 svarų. Taip. Taip, 300 arba 350 svarų, taip. Tai 300 dar jo. Tai reiškia, nedaug sumokėjom. Kas liečia dabar įgaliojimus, tai turėjom atvejį ir irgi pati Ramunė padėjo ten išspręsti per pusę dienos, kai žmonės norėjo išskristi tą pirmadienį ir taip sugalvojo, galima sakyti, kad vos ne iš ryto, kad būtų gerai jam čia neskristi, kad sutartį pasirašytų už juos įgaliotas asmuo juridinis, reiškia, ir advokatų kontora. Ir mes tada net per Ramadaną radom, kas tai padarė. Ir nežinau, kiek tai kainuoja, sakysim, taip, bet žmonėm tikrai bilietai brangus ten iš Reikjavykos skristi iš Islandijos, tai turbūt tikrai jam sutaupė, sakysim, ir laiko, ir pinigų, įgalioti advokatų kontorą, atstovauti pasirašant tas sutartis su vystytoju, tai toliau kokios ten kainos ir procedūra, tai tiesiog mes, advokatas tada pats, pamenu, paruošė viską, nusintė notarui. Mums tik buvo problema tarp tų notarų, ten besiblaškant rasti dirbantį tada ir buvo patvirtinta. Tai notarui paliko 50 eurų, nors prašė mažiau, bet pats atstovavimas advokatų kontoros, sakysim, kiek čia kainuoja, aš tada net ir nepaklausiau žmonių kažkaip.
Na tai čia tuo konkrečiu atveju, tai čia tiesiog geranoriškai labai padėjo ir viskas, bet šiaip jau advokatų paslaugos, jos kainuoja visaip. Jeigu tai yra dėl sandorio sudarymo, tai vienaip, jeigu vien tik tai dėl įgaliojimo paieškos, tai aš tai nežinau, kiek ten kainuotų, gal ten tas advokatas kokią valandą sugaišo, gal tai advokatui kainuotų koks 100 svarų. Na, tai buvo tokia labai netipinė situacija. Tai buvo labai... Tas jūs, sakysim, dabar tas darbas, kad jie ten pasirašinės tą sutartį už žmogų, taip toliau, tai vis tiek jie jums valandinį kažkokį įkainį, ar ten yra... Na, pas juos čia yra įkainis pravesti klientą per sandorio sudarimą iki pat pabaigos to sandorio, kada jau gaunami raktai ir dar po raktų ir tas titulų perdavimas ir visokie kitokie dalykai, tai tas veiksmas kainuoja nuo 1500 svarų, tas aptarnavimas iš advokatų gali būti iki 2000 svarų už vieną turtinį vienetą įsigyjamą. Su registrais valstybinėme registre ten tos sutarties su visko, reiškia pilnas paketas. Taip. Pirmiausia ir pravesti visus tuos dalykus, suderinti su pardavėjų sutartį, gal reikia kažkokias tai sąlygas išderėti, tą sutartį suderinti su klientu, pasirašyti už klientą, sutartį įregistruoti, ant sutarties gauti sutarties įregistravimo tam tikrą antspaudą, po to, jeigu žmogus, kuris įsigyja turtą, jeigu jisai nori tenai gauti leidimą gyventi, tai tokią sutartį dar reikia tokią instituciją pateikti, kad gauti leidimą įsigyti nuosavybę, čia toks formalumas yra, bet jisai čia egzistuoja. Ir paskui pravesti per visą sandorį ir kiekvienas su advokatai sudaręs sutartį žmogus turi žinoti, kad visi klausimai turi būti adresuojami advokatui. Ar ten vėluojama padaryti įmoką pardavėjui, reikia pirmiausia kontaktuoti su advokatu, kad advokatas susisiektų su pardavėju, paderintų ir taip toliau. Na, yra advokatas, sumokėti pinigai, tai tokiu atveju reikia advokato paslaugas maksimaliai išnaudoti, kad advokatas visą tą reikalą derintų ir tada tikrai daug paprasčiau sprendžiasi įvairūs klausimai, negu kad ieškoti kažkokio tai žmogaus, kuris galbūt kažką tai žino, galbūt kažką tai girdėjo. Advokatas yra advokatas, o kažkas kažką girdėjo, visada būna taip, kad dar kažko ir neišgirdo. Tai geriausia visada dirbti su profesionalais, ypač kai tai susijęs su dideliais pinigais ir kai tai yra susijęs su nekilnojamu turtu užsienio valstybėje. Gerai, Ramunė, ačiū. Aš norėčiau tada, yra kitas antras ir trečias klausimas, jie susiję su testamentais, turbūt plus minus. Tai apibendrinant, yra du sutuoktiniai, ant vieno užrašytas yra turtas nekilnojamas ir su juom kažkas atsitinka. Ir tada, kaip tą turtą kitas sutuoktinis galėtų atgauti. Tai aš kaip supratau... Jeigu nėra testamento. Jeigu nėra testamento. Na, jeigu taip atsitiktų, kad vis dėlto žmonės neturėjo testamento, nesuspėjo to testamento sudaryti ir taip toliau, tai kitas sutuoktinis turi atvažiuoti čia į Šiaurės Kiprą, kreiptis į advokatus ir tolimesnis veiksmas yra pradėti Šiaurės Kipre tokią teisme procedūrą dėl to sutuoktinio, kuris pergyveno kitą sutuoktinį, pirmiausia pusės turto gavimą, nes kaip ir Lietuvoje. Vienas sutuoktinis mirė, tas, kuris pergyveno, jis eina pas notarą Lietuvoje, gauna nuosavybės teisės pažymėjimą 50% to turto, kuris buvo sugyventas santuokoje. Tai čia net ir tam, kad tuos 50% gauti, reikia eiti į teismą, o kad eiti į teismą reikia eiti pirmiau pas advokatą ir pradėti tam tikrą procedūrą, bet jinai yra įmanoma, jinai bus sudėtinga. Tai vėlgi grįžtam prie to paties, kad testamentą visada reikia pasirūpinti turėti, bet jau jeigu taip atsitiktų, tai tokiu atveju reikia pirmiausia kreiptis pas tą advokatą, su kuriuo sutuoktinis, jeigu jis buvo pirkėjas sandoryje nurodytas, turėjo reikalų ir prašyti advokato paslaugos sutvarkyti visus tuos klausimus dėl pergyvenusio sutuoktinio teisės paveldėti mirusio sutuoktinio turtą ir gauti savo
kaip sutuoktinio turto dalį. Galima aš čia įsiterpsiu. Matau, atrašė žmogus, kad dar nėra buvęs Šiaurės Kipre. Čia dabar pas mus vis tiek tos temos tokios daugiausia, kas jau čia nusipirkė ir kaip ten būtų, jeigu ten kažkas atsitiktų. Tai dar iki mūsų diskusijos pabaigos aš noriu parašyti, sakysim, kas stabdo nuo to atvykimo į Šiaurės Kiprą ar kažkokios, parašykite tada irgi kažkokį klausimą, sakysim. Matau, kad duomenys, sakysim, bet kodėl dar nesate buvęs. Prie kito klausimą. Aš noriu pratęsti sekantį klausimą, tada Ramunė sakykit, o jeigu žmogus antras sutuoktinis taip ir nesikreipia, ta prasme, neatvažiuoja į Šiaurės Kiprą ir nesako, kad čia buvo mano sutuoktinio ten turtas, tai kas su tom turtu tada pasidaro? Čia ypač aktualu, jeigu mes dirbam šiuo metu su tuo projektu senjorų perkeliami Gizelių jurtą, oriai senatvė ir vat yra tėvai, sakykime, irgi tas pats klausimas yra tėvai, kurie ten savo senatvę pragyvena Šiaurės Kipre, jie ten miršta vienu momentu ir kas atsitinka su tuo turtu. Tai vienas būdas, jeigu vaikai žino apie tą turtą ir gali atvažiuoti ir pareikalauti to turto savo nekilnojamu. Ir antras dalykas, jeigu arba sutuoktinis, arba vaikai nežino, kad jų mama ten tėvai turėjo tą turtą, kur tas turtas atitenka toliau. Na, jisai niekur neatitenka toliau, tas turtas yra įšaldomas, laukia, kol kažkas tai to turto ieškos, bet kiek metų tas turtas turi prabūti, kad tas turtas, tuo turtu pradėtų rūpintis valstybė. Na, Lietuvoje tai apie tai pradeda rūpintis valstybė praėjus ne mažiau kaip 10 metų, nes niekas nežino, ar ten galbūt naminis testamentas buvo, galbūt buvo testamentas pas notarą pasirašytas ar panašiai. Tai po kiek laiko čia galėtų turtas pereiti valstybei, aš šito klausimo atsakyti negaliu. Nežinau, bet būtinai pasiklausiu. Ačiū. Skyrybos, dabar jeigu būna ant vieno sutuoktinio turtas, tai tas turtas, taip suprantu, čia kaip ir dažniausiai būna dar sutartis, turbūt, ir jie išsiskiria, kaip dalintis. Taip, žiūrėkite, dabar ir vėlgi, aš kalbėjausi su notarais Lietuvoje ir klausiu, ar notarai Lietuvoje į ikivedybinę ar povedybinę sutartį gali įrašyti turtą esantį užsienyje. Man pasakė, kad negali. Tai šiuo atveju, jeigu sutuoktiniai skiriasi, tai vėlgi to paties turto dėl skyrybų negalima net įrašyti į teismo sprendimą, ar jie skiriasi ginčo būdu, ar į teismo sprendimą, kada jie skiriasi gražiuoju pagal santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį. Čia aš Lietuvoje kalbu. Tai kai advokatas Lietuvoje, žinau, kad skyrybos gali eiti dviem būdais. Ginčo būdu ir taikiu būdu. Tai ginčo būdu teismas priima sprendimą nutraukti santuoką, o taikiu būdu sutuoktiniai nusprendžia pasirašyti santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį. Bet į tokias sutartis negalima įrašyti turto esančio užsienyje. Tai jeigu sutuoktiniai Lietuvoje išsiskiria, bet turi santuokoje įgytą turtą Šiaurės Kipre, tai vienas iš variantų abudu sutuoktiniai atvažiuoja, kitas iš variantų vienas iš kažkuris sutuoktinis neatvažiuoja. Na, geriausia būtų, ko gero, kad ten, jeigu, pavyzdžiui, išsispręstų taip, kad jeigu aš savo turtą su sutuoktiniu skiriuosi ir mes su sutuoktiniu susitarėm, kad skyrybų atveju šitas turtas pas mus turi būti dalinamas per pusę, na tai ką aš kaip sprendžiu, arba aš išmoku to kažkokią tai kompensaciją ar panašiai tuos klausimus ir vėlgi išspręsti be advokato čia, Šiaurės Kipre, manyčiau, nelabai išeitų, bet santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis Lietuvoje, teismo sprendimas Lietuvoje prieš vedybinė sutartis, povedybinė sutartis, nekilnojamo turto esančio užsienyje klausimų nesprendžia. Nes visi šitie dalykai yra tvirtinami arba teismo Lietuvoje, arba notarų tvirtinami ir turto užsienyje neįrašysi. Ir tokiu atveju reikia išsiskyrusiai porai
tiesiog atvažiuoti čia ir susitvarkyti šitos klausimus. Galima atvažiuoti vienu metu, galima atvažiuoti skirtingų laikų ir tuos klausimus čia tam tikrų būdų susitvarkyti. Žinoma, jeigu yra ginčas dėl turto Šiaurės Kipre, dėl turto, kuris yra įgytas santuokoje ir yra ginčas, ten vienas sutuoktinis sako, aš šitą turtą investavau 70%, o tu investavai tik 30%, arba galbūt visai neinvestavai, na ir būna ginčas, tai čia tiesiog reikia kreiptis į advokatus ir klausti jų patarimo, kad būtų paruošti dokumentai teismui, jeigu neįmanoma išspręsti tokių dėrybų būdų čia Šiaurės Kipre kažkaip tai susitarti. Žodžiu, tai būtų sudėtinga situacija, tikrai sudėtinga. O sakykit, prašau, povedybinę sutartį, ar yra tokia patirtis, kad Šiaurės Kipre parašyti, kad mes rašėm testamentą papildomą Šiaurės Kipre, ar yra galimybė povedybinę sutartį irgi sudaryti čionais ir iš karto klausimus išspręsti, kad nebūtų ateityje ten po to problemos, ginčiai ir sprendimai? Viktorija, ar klausi dabar dėl to, ar galima sudaryti povedybinę sutartį čia Šiaurės Kipre? Neturiu supratimo. Ir aš, kaip galėčiau padaryti prielaidą, kad turėtų būti įmanoma, bet būtinai sužinosiu šitą klausimą. Ar galima Lietuvoje susituokusiems sutuoktiniams pasirašyti povedybinę sutartį Kipre ir kokią jinai turės Šiaurės Kipre ir kokią ta sutartis turės juridinę galią. Ačiū. Taip, iš tos serijos klausimų čia visi, taip, kurie buvo čia tie iš anksčiau. Taip, čia vienas žmogus dar šiandien atsiuntė klausimų, nežinau, 20. Tai pagal pieno. Jo, vienas iš šių toks gerai, kaip žmonės, tai yra tiek daug klausimų, taip. Yra toks gal aktualesnis žmonėms, kurie, sakysim, iš vis dar bijo važiuoti į Šiaurės Kiprą, visko ten išgirdę kažkur Lietuvoje, viską. Tai kokia institucija teikia konsulinę pagalbą LT piliečiams Šiaurės Kipre, ir jeigu konsulinė pagalba ribota, tai kur tada kreiptis ir kokį ten, žodžiu, ko jie gali tikėtis? Na, šiaip tai jau konsulinės pagalbos teikimo tvarka, jūs visada, tie, kas klausia, tą informaciją galite susirasti Užsienio reikalų ministerijos puslapyje. Pavyzdžiui, balandžio 12 dieną bus netgi konsulinė misija Nikosijoje, Lietuvos ambasados konsulinė misija Nikosijoje, kada visą dieną dirbs ir kiek aš žinau, tos misijos bus vis kartojamos, kas kažkiek tai laiko. O tais atvejais, kol nėra tos, ta darbo diena Nikosijoje, jeigu kažkas tai kitų laikų vyksta, taigi yra Užsienio reikalų ministerijoje, kokiais telefonais reikia kreiptis, kokiais elektroniniais paštais reikia rašyti, bet šiaip jau Kipro klausimus, viso Kipro klausimus, netgi jeigu mes kalbame, kad Šiaurės Kipre yra teikiama ribota pagalba, tai vis tiek ir tais klausimais padėti gali Lietuvos ambasadorė, man atrodo, ambasadorė Graikijoje, nes būtent Lietuvos ambasadai Graikijoje, man atrodo, priklauso Kipro klausimai ir Albanijos klausimai, o taip pat Lietuvos ambasadorius Turkijos Respublikai, nes Šiaurės Kipras yra Turkijos Respublikos autonominė dalis. Tai čia yra du keliai, arba taip spręsti, bet kokiu būdu, kokiomis sutartimis yra Lietuva išsprendusi savo konsulinius santykius, ar konkrečiai Šiaurės Kiprą turi globoti Lietuvos ambasada Turkijoje, ar Lietuvos ambasada Graikijoje, tai tikrai patarčiau pasiskambinti į Užsienio reikalų ministerijos konsulinį departamentą ir netgi jeigu tai yra kažkoks skubos klausimas, Užsienio reikalų ministerijos departamente yra surašyti visi reikalingi pagalbos kontaktiniai numeriai, elektroniniai paštai.
Taip, dar iš to žmogaus klausimų, aš čia, ta prasme, daug gal ir pats žinau, jeigu kažką sakysiu neteisingai, pakomentuokit. Perkant būstą Šiaurės Kipre, svarbus žemės, ant kurios pastatytas būstas titulas, kaip sužinoti informaciją apie konkretaus vystomo tą titulą, kaip gauti Labai geras informacijos. klausimas. Labai geras klausimas. Ir vėl atsidurėme į vieną ir tą patį reikalą. Jeigu žmogus ruošiasi pirkti tokį turtą, jam reikėtų konsultuotis su advokatais. Šiaip jau, jeigu tai yra rimtas turto vystytojas, patikimas turto vystytojas, tai perkant turtą galima pas turto vystytoją prašyti, kad turto vystytojas pateiktų dokumentą tvirtinantį, kad arba yra laikinas titulas suteiktas, arba jau vystytojas turi tą titulą žemėj. Na, kad vystytojas neturėtų titulo žemėj, tai yra sunkiai suvokiama, dėl to, kad jeigu vystytojas neturėtų titulo žemėj, tai jis negautų ir leidimo statyti. Tai čia yra tiesiog labai abejonė, kada klausinėjama, o tai, žinai, ar tas vystytojas, iš kurio aš pirksiu turtą, ar jisai turi titulą žemėj. Tai jeigu jisai turi leidimą statybai, tai be titulo leidimo statybai niekas jam nebūtų išdavęs tam vystytojui. Yra toks tarpinis leidimas, kartais, kada būna kažkokie skubos reikalai, kol bus išduotas galutinis titulas, tai suteikiamas ten toks laikinas titulas, bet kaip taisyklė, be titulo žemės sklypui, joks statybos leidimas yra neišduodamas. Jeigu tai yra, joks statybos leidimas neišduodamas. Dabar, kada jūs sudarinėjate sandorius, pirkdami dar nepabaigtą statyti nekilnojamą turtą, tai visuomet prie sandorio turi būti prisegtas titulas žemės sklypui. Jisai yra prisegamas prie sandorio. Bet pirkėjo teisė reikalauti, parodyti titulo dokumentą yra absoliuti. Ir jeigu vystytojas sakys, kad nerodysim ir nenorim, tai tada toks ten ir vystytojas, jeigu nerodysim ir nenorim, taip. Bet įsitikinti, ar tas titulas tikras, tai vėlgi advokatas. Ir jau trečią kartą mes bendraujame ir aš sakau dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Tvarkyti visus su nekilnojamu turtu susijusius dokumentinius reikalus reikia per licencijuotus advokatus čia vietoje. Ir jie patikrins visą tą titulą, patikrins ir padarys ir pasakys, ar tai tikras titulas ar ne. Ir norėjau pasakyti, kad vis tiek sandoriai forminami dažniausiai, beveik visada yra pirminėje rinkoje, ar antriniai per advokatus ir jie patikrina, tai yra sutartis priedas. Dar vienas čia buvo klausimas, kaip galima apdrausti turtą NT Šiaurės Kiprė, tai mes šitą turtą irgi esame apdraudę, tiesiog yra draudimo bendrovės, kaip ir Lietuvoje pasirašai sutartį ir apdraudį. Mes mokam čia 100 eurų, man atrodo, į metus už tą draudimą, polisai būna skirtingi, rizikos skirtingos, turto dydžiai skirtingi, tai ten tų sąlygų tvarkos neaptarinėsime, nes kiekvienas draudikas pasiūlys savo kažkokius variantus, reikia kreiptis į draudimo bendrovę. Jeigu reikės, galėsime parekomenduoti. Koks yra šiuo metu terminas reziduoti Šiaurės Kiprė be leidimo? Be leidimo reziduoti tai iš vis negalima. Yra turistinė viza 90, man atrodo. Ar susipainiau, 90 ar 180? Gal aš galėčiau tave patikslinti, Eugenijau, gerai? Lietuviams nereikia jokios vizus, bet per 180 dienų laikotarpį kalendorinį Šiaurės Kiprė galima išbūti nedaugiau kaip 90 dienų. Ir gali būti su pertraukom, ten per pusę metų važiuojama vieną mėnesį 10 dienų, kitą mėnesį 10 dienų, trečią mėnesį 10 dienų, ketvirtą mėnesį gal 20 dienų atvažiuojama. Bet šitos dienos sumuojamos, reikia tik tai žinoti, kad čia įvažiavus negalima prabūti ilgiau kaip 30 dienų. Po 30 dienų, 30, 29 arba 30 dieną reikia sėsti į mašiną ar į autobusą,
atvažiuoti į Pietų Kiprą, praleisti ne mažiau kaip 6 valandas Pietų Kipre ir įvažiuoti atgal, kol sistemoje pasikeičia viskas ir vėl įvažiuojate kaip naujas šviežias agurkėlis atgal į Šiaurės Kiprą ir vėl prasideda 30 dienų laikotarpis. Man atrodo, mes kažkurioje mūsų temoje esame kalbėję apie tuos leidimus gyventi. Tai dabar net nesiplėskime, yra įrašai, galima bus pasižiūrėti ir ten kokie dokumentai reikalingi, kokie reikalavimai. Kol kas dokumentai visi tie patys, apie kuriuos mes kalbėjomės prieš mėnesį. Taip. Kokios galimybės legaliam darbui? Tai čia yra darbo vizos išduodamos ir tai yra visai kitas dalykas, apie kurį aš nesudomėjęsis atskirai dėl darbo vizų. Čia turint leidimą gyventi. Na, turint leidimą gyventi, tai taip, tu turi leidimą gyventi, jis skiriamas metams ir po metų tu kartoji procedūrą. Dabar patikslinkime šitą leidimas gyventi metams. Reikia žinoti, kad leidimas gyventi metams, nuo kada prasideda tie metai ir kada baigėsi. Jūsų aplikacija gauti leidimą gyventi, laikiną leidimą gyventi, jis išduodamas 1 metams. Bet tie 1 metai skaičiuojasi nuo tos dienos, kada yra priimtas jūsų prašymas išduoti leidimą gyventi metus laiko. Pavyzdžiui, aš pateikiau prašymą leidimą gyventi pernai gruodžio 24 dieną. Ir aš turiu dabar leidimą gyventi, nors jisai man yra išduotas oficialiai vasario pradžioje, bet leidime yra įrašytas terminas nuo 23 metų gruodžio 24 iki 24 metų gruodžio 24. Ir likus 2 mėnesiams iki leidimo pabaigos reikia būtinai kreiptis į advokatą ir sakyti, kad norima atnaujinti leidimą gyventi. Na, pavyzdžiui, mano atveju irgi dabar leidimas gyventi baigsis birželio 15, bet kadangi aš planuoju 4 beveik mėnesiams grįžti į Lietuvą, tai aš dabar jau neprasitęsinėsiu, aš jau tą darysiu grįžęs, kaip sakant. Alio? Alio? Alio, Eugenijau, buvai kažkur tai pradingęs. Eugenijau, būtinai su savo šitom įžvalgom paskambink man paskui, reikia tau pasitarti su advokatais, ar išvažiavęs didesniai pertraukai nepasidarysi problemos dėl leidimo atnaujinimo. Na, ja, reikės pasidomėti. Taip, gal turim kažkas parašė mums iš dalyvių kokių nors komentarų. Tai aš dar dėl to leidimo gyventi pasitikslinsiu, nes žinom tokiu atveju, kad leidimą gyventi išdavinėjo labai ilgai nuo prašymo padavimo, kol visas procedūras praėjo, sakykime, 3-4 mėnesius, tai realiai išeina, kad prašymą padavai, leidimą gyventi gavai po 4 mėnesių, tai jis tau galios tik tai 8 mėnesius, tau reikės viską iš naujo daryti, taip? Tai dabar galiu, nu tai taip, bet aš galiu jums pasakyti, kaip šita procedūra yra pagreitinama, legaliai, normaliai, kaip šita procedūra pagreitinama. Pavyzdžiui, kada mano dokumentai buvo priimti, pagal savo pavyzdį pasakysiu, kad būtų lengviau suprasti. Kai mano paraiška dėl leidimo gyventi atnaujinimo buvo pateikta ir priimta 23 metų gruodžio 24 dieną, tai man vizitas į migracijos skyrių į policiją buvo paskirtas Liepos 4 dieną. Taip? Tai iki Liepos 4 dienos aš galiu būti nepertraukiamai, nors tai yra daugiau kaip 90 dienų, ten tarkim ir taip toliau, bet aš galiu būti nepertraukiamai Šiaurės Kipre. Bet aš jau niekur negaliu išvažiuoti, nes jeigu aš kur nors išvažiuosiu, tai aš atgal nebeįvažiuosiu. Tiesiog, nes aš nepadaviau arba įvažiuosiu kaip naujas žmogus, galėsiu tik 30 dienų prabūti maksimum tuo atvažiavimu arba 90 dienų per 180. Kaip yra šitas dalykas tvarkomas? Aš nusipirkau bilietus atskristi į Vilnių sausio pabaigoje, padaviau advokatams savo bilietus atskristi į Vilnių ir advokatai ne daugiau kaip savaitę laiko, ne daugiau
kaip savaitę, likus 7 dienoms, bet nedaugiau kaip 7 dienoms iki mano išvykimo į Vilnių, mes vykome į migracijos skyrių policijos departamente ir man iš karto išdavė leidimą gyventi. Aš iš karto uždėjau antspaudus vizas, kad leidimas išduodamas. Ir čia buvo sausio pabaiga, o vasario 5 grįžusi į Vilnių, aš kažkur tai vasario 7 dieną jau turėjau leidimą savo telefone atsiųstą. Tai pagreitinti tą leidimo išdavimą galima tokiu būdu ir paskui jau ramiai važinėti, kur norite, įvažiuoti, išvažiuoti ir panašiai. Na štai, per 40 minučių lygiai mes ir prabėgom visus tos klausimus ir planuotus, ir beveik neplanuotus. Vakar dar turiu juokingą klausimą, juokingas, nes mano viena kolegė dirbantis nekilnojamo turto ten Lietuvoje, tai vienam savo ten pažįstamui pasakė, kad tai yra įdomus, pelningas projektas Šiaurės Kipre ir gavo atsakymą maždaug tokį, tu kągi ten jokių garantijų nėra. Tai aš sakau, paklausti to žmogaus, sakau, kur jisai turi garantijas. Ir tegu jis mums visiems papasakoja apie savo garantijas, žodžiu, bet kokias žmogus ten kalba garantijas. Na tai taip, nėra garantijos jokios, kad mes su jumis rytoj gyvensime. Tai kažkaip tai apskritai jau kalbėti apie tai, kad kokios yra kažko tai garantijos, gyvenam tokiais laikais, kada nieko negalime garantuoti, bet tarkime, kada sakoma, kad Šiaurės Kipre nėra jokių garantijų, kad ten tas vystytojas pastatys tą turtą, tai kai dirbau advokatė Lietuvoje, tai belenkiek bylų turėjau dėl to, kad vystytojas gavo pinigus, o turto taip ir nepradėjo statyti, arba pradėjo statyti, pradėjo bankrutuoti. Ir Lietuvoje, tarkime, tada tokie užsakovai atsiduria 3. eilėj, jau po visų kreditorių. Čiagi Šiaurės Kipre, jeigu kartais būtų taip, kad statytojas ima ir bankrutuoja, prasideda bankroto byla, tai nekilnojamo turto užsakovai eina pirmąją eilę, kurie yra sumokėję bent kažkiek tai pinigų, kad atgauti tuos savo pinigus. Jų kaip turto vystytojų teisės yra labiau apsaugotos čia šitam Šiaurės Kipre, kaip kas sako, kur čia nėra jokių garantijų, geriau apsaugoti negu mūsų Lietuvoje teisiniai valstybei ES dalyje. Bet čia ir tokie paradoksai gaunasi. Dėl to mes čia ir esam, ačiū visiems. Dar yra vienas klausimas. Deimantai turi klausimą. Paklauskim. Jo, sveiki, čia žmonos vardu prisijungęs. Žiūrėkit, ten kaip pradžioj kalbėjome apie tą notarų, ten tas įgaliojimus, kur galima, tai aš dabar irgi tvarkausi tą vadinamą titulą, sumokėjau 6%, ten tuos visus štampo, bet pas vystytoją tvarkausi, bet dabar jis man negali ten užregistruoti be mano sutikimo. Dėl to atsiuntė man kaip ir tą POA įgaliojimą, kad aš... Power of attorney, tai yra įgaliojimas. Su kuriuo sakė dabar man nuvykti į Turkijos ambasadą ir ten jį patvirtinti. Bet man labai užkilo klausimas, kodėl to įgaliojime parašyta, kad jisai gali pirkti, parduoti, sudaryti sutartis pirkimo, pardavimo, ten labai toks įdomus toksai straipsnis parašytas. Ar gali būti taip, kad įgaliojime tokie dalykai įrašyta gali būti? Na, atsiuntė jums matyt, kad standartinį įgaliojimą, tai čia tą įgaliojimą jūs suteiktumėte kam? Nekilnojamo turto vystytojui, kuris turi... Ne, tam žmogui parašytas, ten įrašytas kažkoks žmogus. O kas tai per žmogus yra? Jūs žinote tokį žmogų? Ne, tada prasme ten tvarko vystytojas, kuris, ten bendrauja su tos AFI Group, ta prasme, vystytoja, kuris tam padavęs advokatui, kuris turi sutvarkyti tą titulą. O advokatas turi profesinės atsakomybės draudimą? Ar jis advokatas? Aš jo net nematęs, tik kad mačiau toj sutartyse yra įrašytas. Aš jo net nematęs, ta prasme, negirdėjęs. O įrašyta advokatų kontora ir advokatų kontoros kodas? Tuoj pasakysiu, ten pradžioj laiško buvo kažkas įrašyta ten. Staigiai surasiu. Tai Veronika. Kur čia pabėgo? Ten viršuj tas ženkliukas svarstyklės yra.
Ne, nėra. Įrašyta tik tai žmogus dabar įrašytas, jo. Nu tai kas, kad žmogus įrašytas, kas ten žino, kokio ta žmogaus, jeigu jis advokatas licencijuotas, tai jisai turi profesinės atsakomybės draudimą ir tai net galbūt tas profesinės atsakomybės draudimas, jeigu ką, gal nežinia, koks ten tas jūsų turtas, gal labai vertingas ir labai brangus, tai nežinia ar padengtų. Aš neduočiau įgaliojimo. Iš kartus. Aš neduočiau įgaliojimo. Tada tik tais tuo atveju pačiam nuvykus tenais galima. Atskriskite čia, nueikite pas advokatus ir čia negali būti rašomi jokie įgaliojimai supirkti, parduoti. Tikrai net nejuokaukit. Nes arba turi būti prisegtas to žmogaus kaip advokato pažymėjimas, kad jis yra licencijuotas advokatas ir tai dar netgi reikėtų patikrinti, ar to licencijuoto advokato ta licenzija yra galiojanti. Suprantate? Čia lygiai tas pats būtų ir Lietuvoje. Lietuvoje irgi yra tokių advokatų, kurie dar vis turi advokatų pažymėjimus, bet jie jau senai nebe advokatūroje. Suprantate? Nes va galiu ištrauką paskaityti, pavyzdžiui, nekilnojamo turto registro ir kadastro skyriaus filiale, dėrėtis dėl pardavimo sąlygų, perimti bet kokį turtą mano vardu, pasinaudoti pirmąją teisę išimtis arba nuolaidas, pasinaudoti savo pasirinkimo teisę, kaip nustatyta F22425 straipsnė, pasirašyti N254 formą savo vardu, atstovauti man ir pareikšti bet kokius pareiškimus mano vardu, įrašyti pirkimo pardavimo sutartį, mano nurodymų, mano manimu, kad tai reikalinga. Tai ten šiuo labai paprastai aš jums duosiu patarimą tokį. Parašykite tai kompanijai, kad atsiųstų Power of Attorney, kurioje tas asmuo būtų įgaliotas veikti jūsų vardu, tvarkant titulo perrašymo reikalus. Viskas. Kaip vadinasi tas Power? Power of Attorney. Power of Attorney įgaliojimas. Power of Attorney. Tai tiesiog parašykite, kad per daug įgaliojimų čia yra prirašyta turinyje įgaliojimo. Nurodykite įgaliojimo turinyje tik tai mano suteikiamą instrukciją įgaliotam asmeniui pasirašyti su titulo į tokį ir tokį turtą perdavimo klausimus. Arba skriskite pats ir tvarkykite. Kaip sakoma, geriau išleisti ten 200 eurų papildomai, bet atskridus įsitikinti, atvažiuokit 2 dienom, susitvarkysit viską ir išvažiuosit savo ramiai. Ir busit žinoti. Kiek dabar aš, sakykime, kai sumokėjęs ten visus mokesčius, dar galioja ten tas visas, ar ten kažkoks laiko tarpas, per kurį turiu susitvarkyti tuos visus? Tai o jūs jų paklauskite, ar yra kažkoks tai laiko tarpas, per kurį reikia tvarkyti. Nes nežinia, kada jūs ten, kaip jūs ten mokėjot ir kaip ten. Sausio mėnesį aš jiem ten pervedžiau, tai va ten sakė, praeitą trečiadienį gavo iš Kirenijos ten tos žemėtvarkos, kad ta prasme jisai anksčiau būdavo, sakė, vystytojas duodavo tą įgaliojimą, bet dabar, sakė, jau Kirenijoje, ta prasme, reikalauja, kad savininkas duotų tam žmogui įgaliojimą, kad jis galėtų veikti mano vardu ir patvirtinti tą titulą. Nu tai tegul ir būna tas įgaliojimas, tik tai toje siauroje apibrėžtyje patvirtinti tą titulą ir viskas. Kad sumažintų ir viskas. Jo, kad susiaurintų įgaliojimo apimtį. Kad nebūtų tų pirkimo pardavimų visokių ten tų. Jo, būtų labai konkretus įgaliojimas. Ir paklauskite, per kiek laiko šitas, koks yra terminas maksimalus šitam reikalui sutvarkyti, nes galbūt jūs atskrisite pats ir pats pasirašysit. Bet tai Turkijos ambasadai turėčiau parašyta, ne? Ar ten kažko reikės dar kažko? Aš jums galiu pasakyti šitaip. Į Turkijos ambasadą turi būti atsiųstas įgaliojimas, tas Power of Attorney. Ir aš bent esu susidūrusi šitaip, kad konsulas įgaliojimą, kurį atsiuntė advokatai mano iš Šiaurės Kipro, derino to įgaliojimo turinį, nes konsului ne viskas tiko. Įsivaizduokite, konsulas Turkijoje, o įgaliojimas Turkijos Šiaurės Kipro autonominės respublikos teritorijoje veiksmams atlikti. Tai aš vis dėlto titulas yra labai svarbus veiksmas ir aš šiuo atveju geriau sužinočiau, ar jūs turite laiko atvažiuoti į Šiaurės Kiprą ir pirkčiau bilietus, važiuočiau ir susitvarkyčiau pati titulą.
Tai neužtenka to lapuko, kad jis man atsiuntė, atsispausdino, su tuo nueinu į ambasadą ir pasirašo ten, jie išsiunčia. Turi jie atsiųsti dar į ambasadą. Jie turi atsiųsti į ambasadą. Ambasadoris jums ateis, kai jūs ateisite su tuo popierium, galite pabandyti, bet aš labai abejoju. Supratau. Tai va daugiau. Dar vieną klausimą, bet jaučiu visi jau baiginėja. Beje, žinot, ką aš jums pasakysiu? Turkijos konsulas, Vilniuje Turkijos konsulas kalba lietuviškai gražiau negu mes patys lietuviai. Tai jūs paskambinkite konsului į Turkijos ambasadą ir pasišnekite lietuviškai. Tvarkoj galim. O dar toks irgi klausimas, sakykime, tėtis nori padaryti palikimą anūkui. Tai jeigu tai turi ir sutuoktinė kartu to vykti, ar užtenka tik tai... Ne. Jeigu tas tėtis, kuris nori padaryti testamentą anūkui, tik tai tas tėtis ir turi vykti, daugiau niekas. Nes jo vardu sudaryta sutartis. Jo vardu sudaryta sutartis. Tai jeigu tas tėtis yra įsigijęs turtą, būdamas santuokoje, tai ką jis palieka testamentu? Jisai palieka savo mirties atveju savo turto 50%. O ta likusi sutuoktiniai lieka. O ta likusi dalis atitenka sutuoktiniai. Supratau. Na kągi, ačiū labai visiems už klausimus. Tikrai šiandien buvo daug čia po 2 savaičių ir dar liko. Tai aš gal palikim kitam kartui. Gerai. Nes klausimus reikės tikslinti. Ir žmogus, jeigu būtų dabar prisijungęs, gal jis patikslintų, bet čia aš matau daug, ta prasme, tokių ne visai gal aiškiai suformuluotų klausimų, tai palikim kitam kartui. Ačiū visiems, kas dalyvavo, kas nebuvo Kiprė, kviečiam atskristi, kaip sakant, geriau kartą pamatyti, negu 100 išgirsti. Ir tų klausimų visą laiką yra, ir pas jau, kaip sakant, žmonės, kurie jau čia ir gyvena, ir turi to turto, ir, kaip sakant, kiekviename etape skirtingi tie klausimai. Jau kai žmonės kažką turi, jau kalba apie testamentus, apie dar kažką, tai kiti dar nebuvę, tai va. Eugenijau, nepamirškime, yra labai svarbi tema, kuri turbūt, kad opi visiems lietuviams, kurie jau yra įsigiję čia nekilnojamą turtą, tai turto nuomos pajamų mokesčiai. Nes jie yra labai mobilus, keičiasi kiekvieną kartą ir aš galėčiau pasakyti tam tikrus dalykus, kas turi savo turtą ir kas nori tą turtą nuomoti, kaip padaryti, kad pasinaudoti tam tikromis mokesčių teikiamomis, ne tai, kad lengvatomis, bet tada, kai tie mokesčiai yra mažesni negu kad didesni. Būtų labai įdomu ir mums čia patiems labai aktualu, nes irgi nuomoti, tai gal kitam kartu irgi šitą klausimą galėsim, jeigu galėsim kitą sekmadienį susirašysim, jeigu negalėsi gal dar kitą sekmadienį, tada pasiruošim. Ir manau, daug kas čia perka tuo tikslu, kad ne tik gyventi, bet ir nuomoti, tai manau, daugeliu čia irgi bus įdomi tema. Gerai, tvarkoj tada. Tai visiems viso gero, gražaus likusio atvelykio iki ate. Viso.